Labas vakaras. Alio, Labas vakaras. labas vakaras. Čia paskambinau santechnikui. Taip. Norėčiau biškį pasikonsultuoti, čia taip vyko, kad namuose ten žmona kažką ten tualete padarė, kad pradėjo tiesiog, žinot, tualetas užsikimšo mūsų ir viskas pradėjo per šonus bėgti. Nu, absoliučiai viskas ir savęs mes gyvenam, kas blogiausia, kad 5. aukšte. Ir, nu, viskas dabar bėga kaimynam į apačią ir ką, ir ten... Užsukit vandenį pirmoje eilėje. Užsukt vandenį, tai tarsi kraną vonios. Skaitliuką ir viskas. Aha. Ir skambinkit į kanalizacijos valo, kaip vadinas tą tarnybą. NASA. Ir jie pamačiusi. Ką padarys? Ai. Išsikviesti ten, yra tarnybos tos, kur užsiima to reikalu, bet dabar vandenį užsisukite ir viskas. Jo, nes aš galvoju policiją kviesti iš pradžių, nes ten, dabar pilna mane šūdų visokių. Nežinau ką daryti, dėl to va paskambinau. O tai maždaug per kiek čia laiko sutvarkytų man tą visą tą šūdų išvalyti? Čia yra pagalba. Pagalba 1-1-3. Pamiršau užvadinimą, kaip jis. City service, vot, skambinkit tenais, jie turi greitai atbėgti. Ai, tai jie atbėga, ne? Taip, bet užsisukite vandenį ir neleiskite. O klausykit, o tai jie šiandien irgi dirba iki kelių, nežinot? Jie dirba, visą parą jie būdintis yra. Ai, būdintis. O klausykit, čia, bet dažnai toks atvejis būna, kad pasileidžia ten tie visi šūdai iš tualeto. Dažnai būna, kad užsikemša. Ne. Ne, dažnai, nes nežinau, ką dabar... Kažką rimto reikėjo nuleist, nebent kaimynai gal kažką nuleist. Kažką rimto nuleist, nu žinot, lemba. Net juokinga, su žmona papietavom, tai kažką rimto, tai kaip nuleido. Kaip sakot? Sakau, ir paklodę, ir rankšluostį galime ištraukti, visko pasitikti. Ai, būna, kad ir paklodę nuleidžia. Taip. Nežinau, ką ten žmona turėjo, blema, dabar jau sakiau jau, blema, ragas nuskusiu plikai. Nu, sakau, kvieskite City Service ir labai greitai, jie privažiuoja. Čia City Service'as. Taip, City Service. Ai, tai aš tam City Service pats dirbu. Tai gerai, tai... Juokauju. Ne, juokauju tiesą, visai pamiršau, kad jie tam užsiminė. Gerai, iš tikrųjų tai norėjau jums pasakyti, kad šį vakarą jums paskambino be ryšio ir jūs netrukus atsidursite Facebook'e ant sienos. Jei norite save išgirsti greitu metu, apsilankykite Facebook'o puslapyje be ryšio.